Panevėžio Ekranas Lietuvos čempionate kol kas užima 4. vietą, bet po šios dienos rungtynių jų padėtis gali pasikeisti. Vilniaus ABSV Žalgiriui antrasis taip pat rezultatų laimėjo prieš Tauragės Karšlą. Pavojinga situacija, dar viena pavojinga situacija ir įvartis. Albertas Klimavičius, laisvas Panevėžio Ekrano gynėjas, labai patyręs futbolininkas, 36 metų. Gynėjas smūgiavo galvą, ten Marijampoliečiai, man atrodo, į vartų kamputį. Penktąjį numerį Klimavičių pasiekusi pirmąjį įvartį šiose rungtynėse. 1-0 pirmauja Ekranas. Kamuolys išsidėjo užribį ir Stumbrys, Banevičius, Šlekysa ir Albertas Klimavičius, galintis įmušti galvą, taip pasiruošęs įbėgti į baudos aikštelę. Želenas, perdavimas ir Vaidotas Šlekys įvartis. Taip, rezultatyviausias panevėžiečių puolėjas pelno 9-ąjį savo įvartį čempionate. Dončenka ir Remigijus Pocius, tačiau jeigu turėti galvoje tik tos įvarčius, kurie mušti buvo per pirmus 13 turų, tai Vaidotas Šlekys, realią progą, dabar jis prie kampinės vėliavėlės Stumbrys, Niurka ir įvartis, Linas Niurka 3-0. Taip, vis dėlto sugebėjo išspausti iš tos situacijos 15 ar 20 metrų. Kiek sutrikusi atrodo Marijampolės Žydriaus komandos, jūs matote kartojamą epizodą. Taip, 18 turbūt metrų iki vartų. Tikslus nėra kam. Ir Audrius Banevičius. Taip, puikus Audriaus Banevičiaus solo reidas, vienas prieš vartus ir įvartis 4-0. 22 metų Panevėžio Ekrano puolėjas pelno savo 8-ąjį įvartį čempionate. Labai lengvai jis pabėgo nuo dviejų gynėjų, skuba į aikštę Ekrano komandos gydytojas. Puikus buvo Audriaus Banevičiaus reidas ir 4-0. Tai jau rimta pasiekmė. Žiūrovai plojimai sveikina šio epizodo didvyrį. Taigi abu panevėžiečių puolėjai šiandien jau pasižymėjo. Vaidotas Šlekys, Želenas, Šlekys, Niurka. Ir vėl Banevičius, ir vėl vienas prieš vartus ir 5-0. Per porą minučių Audrius Banevičius įmušė 2 įvarčius ir vėl jis taip suklupo, šlubuoja, matyt. Kiek pasitempė koją. Taip, įdomus sprendimas, smūgis į vartus nuo aikštės vidurio. Ir kamuolys buvo labai paprastai atiduotas Panevėžio komandai, kuri turi galimybę surengti dar vieną etapą. Priminsiu, kad įvarčius jiems įmušė. Taip, teisėjas skelbia pirmojo kėlinio pabaigą. Pertrauka, o mes sutiksime su jumis antrajame kėlinyje. Vidmantas Deveikis, pakeitęs matyti Audrių Banevičių, puolėją, kuris pirmame kėlinyje įmušė 2 įvarčius. Irmantas Stumbrys, pagrindinis Panevėžio Ekrano atako organizatorius, Vaidotas Šlekys ir 6-0. 6-0. Tik prasidėjus antrajam kėliniui savo antrąjį įvartį pelno. Ir rezultatyviausias Panevėžio Ekrano žaidėjas Vaidotas Šlekys. Tai 10-asis jo įvartis čempionate. Priko vakar įmušti įvartį. Štai kartojamas epizodas. Irmantas Stumbrys perduoda kamuolį Vaidotui Šlekiui. Šis efektingai suklaidina gynėją ir vartininkas jau pavėluotai išbėga prieš puolėją. Iki vartų buvo netoli. Ir Vaidotui Šlekiui nusigauti kamuolį anksčiau. Veržėsi į priekį. Aplenkė varžovų gynėjus ir atsidūrė nuošalė. Vaidotas Šlekys labai lengvai pabėga nuo gynėjo ir 7-0. Vaidotas Šlekys, 3-asis įvartis ir 11-asis čempionate. Rezultatyviausias praėjusių metų Lietuvos čempionato žaidėjas vėlgi išsiveržė. Priminsiu, pernai Vaidotas Šlekys sugebėjo 16 kartų nuginkluoti varžovų vartininkus Lietuvos čempionato rungtynėse. Tai jis padarė per 27 rungtynes, o šiemet komandos, kai Panevėžio Ekranas, pernykštį pasiekimą.
Į aikštę kamuolį grąžina Žydriaus futbolininkai. Mikolaitis, prieš jį Petrukaitis. Fedrovas, Rožinskas, Kisilevskis. Vėl perdavimas Fedorovui, labai techniškas šis žaidėjas, tačiau jau pirmame kėlinyje minėjau, kad jam žaisti sunku. Oi, kokia pavojinga situacija, smūgis į vartus ir garbės įvartis. Jie atrodo įmušė Saulius Vikertas. Jei neklystu, devintasis Marijampolės Žydriaus komandos numeris. Ir keitimas. Žiūrovai plojimais palydi savo komandos, Panevėžio komandos vartininkus. Matote epizodą, kai Saulius Vikertas suklaidina. Beveikis veržiasi per grauną, bet man atrodo, kad galima buvo atiduoti kamuolį kraštą visiškai laisvam Vytautui Apanavičiui, kurio greitis gerai žinomas ne tik Lietuvoje. Pavyzdžiui, po pasaulio čempionato atrankos rungtynių Dubline Vytautų žavėjosi ir Airijos futbolo specialistai. Linas Niurka bandys kelti kamuolį į baudos aikštelę. Ir įvartis. Taip. Tomas Nemanis, man atrodo, pasižymėjo. Taip, vos daugiau kaip per valandą. Jam įmuša 8 įvarčius. 8-1. Vargu ar galima buvo tikėtis tokio sutriuškinimo prieš rungtynes, nes Žydrius varžovų vartus, o keičiamas Irmantas Stumbrys. Nepavyko įmušti jam šiandien įvarčio. Plojimai žiūrovai palydi vieną savo komandos lyderių. Atliko šiandien naudingą darbą. Veržiasi link varžovų vartų Deveikis. Ir smūgis stiprus, Vidmanto Deveikio smūgis ir pasižymi futbolininkas. Išėjęs į keitimą antrajame kėlinyje 9-1. 10 įvarčių buvo įmušta šių metų Lietuvos čempionate tik vieną kartą ir priminsiu, jog tose rungtynėse taip pat žaidė Panevėžio Ekranas. Diena panevėžiečiams. Iki šio turo jie buvo įmušę 27 įvarčius, dabar jų rezultatyvių atakų skaičius padaugėjo iki 36. Romar ir Vilniaus Žalgirio BSV įmušusių po 37 įvarčius. Įdomi situacija stadione, žiūrovai skanduoja 10-10, panašiai kaip krepšinėje būna 100-100. Tik žinoma, futbole išgirsti tokį raginimą tenka daug greičiau. Vieno geriausių savo puolėjų. Nes pasak Apanavičius prasiveržimas ir ką rodo teisėjas. Baudos smūgis. Teisėjas rodo, kad Vytautas Apanavičius nespėjo su kamuoliu įbėgti į baudos aikštelę ir gynėjas jį partrenkė. To ploto už prasižengimus, kuriame skiriamas 11 metrų baudinys prieigose. Tikrai nėra 9 metrų. Pavojinga situacija, dar viena pavojinga situacija. Šlekys 10-1. Ketvirtasis Vaidoto Šlekio įvartis ir 12 šių metų Lietuvos čempionate. Labai lengvai vėl panevėžiečiai šeimininkiškai taip elgėsi varžovų baudos aikštelėje. Šlekys gavo kamuolį, sustabdė jį, puikiai matė vartininką, puikiai matė vartus ir neskubė ir ramiai pasiuntė kamuolį į tolimą vartų kampą. Štai matote, suklydo vis dėlto Marijampolės klubo gynėjas, atidavė kamuolį tiesiai panevėžiečių puolėjui į kojas. 10-1.